Pirmas žingsnis numetame priekyje mažiausios žvaigždutės, gale ant didžiausios. Taip galime atreguliuoti ribas perjungėjų. Pasukus arba pažvelgus į perjungėją girdime ar matome, jog grandinė kliūva perjungėje. Reiškia, reikia reguliuoti jų ribas. Reguliuojasi dviejų varžtų pagalba, žymima H ir L raidėmis, tai yra low ir high gear. Šiuo atveju low yra mažesnė, mažoji pora, o high yra didžioji žvaigždė. Low, atlaisvinam, patikrinam, grandinė nebekliūna perjungėjo, reiškia, tos pusės ribas atreguliavome taisyklingai. Toliau užmetame ant didžiausios žvaigždės ir gale ant mažiausios. Vėlgi tikrinam atstumą tarp perjungėjo ir grandinės, kad neliestų, nekliūtų vienas kito. Atstumas turėtų būti nuo perjungėjo iki grandinės 1 mm arba mažiau. Svarbiausia, kad neliestų vienas kitoje. Šiuo atveju yra apie 1,5 mm atstumas, taigi padėtį high mes truputį užveržiame, kad šitas atstumas sumažėtų. Patikriname, kad perjungėjas neliestų grandinės. Pabandome užmesti pavarą, pavara jungiasi lengvai, reiškia atreguliavome viską teisingai.